Sveiki, šiandien esam pas ūkininką Mindaugą Šemežį, Kėdainių rajone. Atvykome pasišnekėti apie ūkyje taikomas technologijas, apie padargus, apie išmanesis technologijas, kokius naudojat ūkyje, kokius prieš tai naudojat ir kaip sekas su jais dirbti. Ką, ūkyje dabar naudojam Bernard diskinį skutiką, kuris gali dirbti kintamų gilių. Šią technologiją pradėjom taikyti praeitų metų rudenį. Šį sezoną jau nuo pavasario taikom visuose laukuose, nes esam pasidarę kintamo dirbimo gylio žemėlapius. Mano prieš tai turėtas diskinis skutikas buvo 52 diametro lėkštės, bet jos buvo stambios ir kad sekliai dirbti, jis neišpjaudavo tiesiog. Buvo mano čia svarstymai kaip crosscutteris, kad tie 3 iki 4 cm dirbti, vien dėl to, kad nelaidoti tų sėklų ir visas sudygimas tik yra paviršiui iki tų 5 cm ir daug greitesnis pabirų sudygimas ir geresnis. Nes kai tu priverti iš gilesnio sluoksnio grumstų, paskui su jais sunku susitvarkyti, jeigu užeina sausesnis laikotarpis. Todėl toks ir buvo pasirinkimas, nes šitas skutikas toks, jis gali ir sekliai, gali ir giliai, toks universalesnis. Šiais metais nusprendžiau, sekliai pravažiuosim, jos pasėti iki rugsėjo 15, tai mes praeitą savaitę suskutom, dažniausiai kvietieną, suskutom sekliai, sudiks kviečių pabirus, nuglifosuosim ir tada pasėsim gerą mišinį. Nes pernai yra išbandytas, kad ir su šituo diskiniu skutiku geriausias efektas pabirų sudeginime gavosi, kai buvo gilis nustatytas 2 cm. Tai sudygo kilimą. Gal papasakok plačiau dabar, kaip tu su juo dirbi kintamų gilių? Paprastai yra padaryti žemėlapį, sukelti traktoriaus kompiuterį ir važiuoja ir dirba. Tai kur sunkesnė žemė giliau dirbam, leiskime 4 cm, kur yra tokios lomos, įlomės, tai ten seklinam iki 2-3. Kaip mato, dirbam 310 arklių, traukia 10 metrų diskinį skutiką. Pradėjus taikyti kintamą dirbimo gylį, 1,5 litro hektarui nukrito. Jeigu dirbam pastovių gilių, vartodavo kūro kažkur taip 5, virš 5, tai dabar dirbam, mačiau, apie 3,5 litro. Turi kelis pliusus ir taupai ir kūrą, ir tuo labiau dirbi ten, kur reikia, ir išdirbi kiek reikia. Tai dabar dar aš norėčiau parodyti tavo tą patį lauką šitą, kuriame dabar dirbam, kintamą normą. Pikseliai dar čia yra pagal 10 metrų pikselis vienas. Mes pavasarį siejam vasarinius miežius su 3 zonom. Tai ką ūkininkai mato ir ką gauna rezultatus, tai yra net žemkių tyrimas padarytas, kai kintamas sėta, ten 0,7 tonos gavo, o vidurkis ten 0,3 gavos. Šiais metais irgi aš buvau nustebęs, mes darėmės su jos kintamą normą pagal geometrinę sudėtį. O sėklos normas vyravo tarp 3,2 milijonų ir 3,8. Tai dabar skaičiuoju, vasarinį miežių gavosi virš 9 tonų. Mes pasiėm tos 3,5, tai aš iš to lauko pjau 8 tonų. Ūkininkai irgi gyrė, sako, ten 0,5 tonos didesnį derlių, lyginant, žinai, sėjo, kaip sakiau, įprastesnė daugiau, geresnė mažiau. Taip. Žinai, tokia rekomendacija. 4 eurai investuoji, 100-150 gavai. Jau 3 metus darėme ateities ūkio tyrimus ir su kintamo azoto norma, ir su fungicidais ir reguliatoriais. Ir kasmet būdavo ten derliaus priedas nuo 3 mažiausiai procentų iki 11-12 procentų derliaus priedų. Tu gali taupyti, bet kaip mes skaičiavom, jeigu tu taupai ir sutaupai 10 procentų ten kokių trašų, tai ten gal 7-8 eurai hektarą. O jeigu tu 10 procentų derliaus priedą gauni, tai gali ir iki 250 eurų hektarų uždirbti. Naudodam mažiau kūro, ten sėklos tos pačios, trašų, arba jas tikslingai atiduoti. Derliaus priedą gauni tada, kai esi tiksliai panaudojęs ir tiksliai atidavė. Ten, kur reikia, atidavė. Ir žinai, kad jau viską atidavė. Ačiū Mindaugai už šitą įdomią diskusiją.